čia blogai, kodėl taip su manimi elgiasi, kodėl jisai toks yra. Paslaugų tiekėjui, bet kaip atrasti tą savo tokį klientą, tai man kaip aplinka sako, kas tau yra, tu sergi, nes kūnas jisai tiesiog labai atspindi tavo būseną. Šitie momentai leidžia pamatyti, ką aš galiu padaryti kitaip. Jau kitą kartą tikrai žinosiu ir jau žinau pasakyti ne. Pabaigai tai tikrai desertas vyšnė. Paskutinė žinutė verslo savininkam, paslaugų teikėjam būtų dėl tų klientų pasirinkimo. Ne tavo vaibo klientas? Intuicija sako, nedirbti kartu, o elgiesi priešingai? Kaip išmokti pasakyti ne? Ir ką apie žmogų daugiausiai pasako jo akys, nosis, smakras, kakta ir kiti veido bruožai? Šiandien kalbame su Ugne Geniene, veidoskaitos ir coachingo specialiste, lektorė. Ar įmanoma skaityti žmonės iš veido ir ką tai iš tiesų pasako, ne tik apie juos, bet ir apie mus? Iš situacijos iš karto pradėsiu ir papasakosiu tokią trumpą istoriją. Kreipėsi į mane klientas, prašė parašyti projektą, gauti finansavimui, kurti verslą. Iš jo jau pirmo pokalbio ir tokio naglo tono supratau, kad jau bus reikalų ir viduje jau iš karto buvo intuicija, kad reikėtų turbūt kažkaip maloniai atsisakyti to kliento. Nes visgi aš, kad ir paslaugų teikėja, bet aš turiu irgi teisę dirbti su tokia, su ko man malonu, ar ne? Bet vis tiek tas žmogus labai kantriai skambino, rašė ir va tas toks kaip ir sakai, kaip čia nepadėsi, vis tiek reikia padėti, o gal viskas bus gerai, gal čia tas blogas tas pirmas jausmas. Ir galiausiai vis tiek viskas susiklostė taip, kad mes pasirašėm sutartį, visada kiekvieną dieną gyvenau su to jausmu, kodėl aš pasirašiau sutartį dirbti, nes kiekvieną dieną jaučiuosi blogai dėl to. Ir kuo daugiau mes aiškinomės ir gilinomės, ką reikės projekte rašyti, aš supratau, kad tas žmogus visiškai net nenori daryti to sąžiningai ir man viskas buvo tada galutinis stop per vertybės ir aš tada vis tiek nutraukiau sutartį. Aišku, tas žmogus buvo labai piktas, nepatenkintas ir pradėjo dar galbūt ten kažkuo, sakykime, kaip jūs taip galit, man čia laiko mažai liko, bet sutartis buvo labai gerai parengta ir neturėjau pagrindo. Tai trumpai tariant, va tokia situacija, ar ne? Ir va tas pasakyti ne, net ir man 10 metų dirbant yra be galo sunku. Kaip išmokti greičiau pasakyti tą ne ir kodėl mes taip vis dėlto nepaklausom to savo intuicijos? Ieva, čia yra tiesiog turbūt kasdienybė mūsų didžiojoje daugumoje, kas dirba, kas kūrė, kas teikia tas paslaugas. Tai jeigu grįžti į tą pradinį tašką, kur sakai, kad buvo tas jausmas, kad nemano, kad gal neturėčiau pasirašyti. Aš esu jau savo tą pamoką tokį irgi išmokus. Tada reikia, kaip aš sakau, dėti kainą 2 arba 3, kad tu įsivertintum, kad tavo vidus, tavo energija, kurią tu duodi tam žmogui, tam klientui kažkuriam galbūt, kur tu jauti, kad jisai nėra tavo, bet finansiškai, kad tu tada jaustumėsi, ta kaita būtų įvykus. Tai va čia Ieva pačiai gal ir būtų tas patarimas kartais pasisverti už tai, kad pas pačią yra trumpa nosis, o trumpa nosis pas žmogų yra praktiškumas, greitis. Yra jie tokie greitai pagaunantis, kuriantis idėjas ir tai yra finansinė išraiška, kad turiu apsimokėti tai, ką aš darau. Bet kadangi esi ir jautri, tai va čia ir gaunasi tas pasverimas, o gal nepatogu, gal tas klientas neateis, gal čia kaina bus per didelė. Tai man yra asmeniškai bus tokia situacija, tai aš šitoj vietoj tikrai žinokit, aš dėjau tokią kainą, kad galvoju, jisai neateis, nes bus per brangu. Ir sako, tinka. Tada galvoju, vadinasi, jisai yra tas žmogus, kur pasiruošęs mokėti, o aš tada irgi turiu išeiti iš savo komforto zonos. Tas išeiti gal nėra gal teisingas žodis, aš labiau mėgstu tokia, kad praplėsti. Bet jeigu, kada jau tu sutinki, bet tau kainuoja sveikatą, nuotaiką, tas emocijų tokia amplitudė labai plati, tai visada tu turi teisę sustoti ir pasirinkti, ar aš einu toliau ar ne. Tai tu ką padarai, tai buvo toksai, kad tu paklausai savo vidaus. Ta procedūra ir nėra maloni nutraukti, pasakyti ar ne, bet jinai įkrenta į patirčių dėžutę. Ir kitą kartą tu galėsi jau anksčiau tą arba kainą užkelti, arba iš karto pasakyti ne. Nes mes kiekvienas turim tą savo klientą ir truputėlį ne savo, kur jisai ateina mus kažko išmokyti. O labai įdomu paklausti, o ar yra jums buvę situacijų, kur pirmas įspūdis buvo vienoks? Tarkim, kaip ir minėjot, kad matėt, kad galbūt bus sunku susidirbti arba kad reikės atiduoti daugiau energijos, dėl to reikia automatiškai
pakoreguoti Taip. gal savo kainas, bet po to, kai jau pradėjote dirbti su to klientu, pasirodė, kad vis tik nepasiteisino tas tiek, nežinau, ir intuicija, žinoma, tiek ir jūsų teorinės žinios ir panašiai. Man gal nėra buvę, taip sakyčiau, dabartiniam keli, kad aš esu pati paslaugų teikėja ir esu tas žmogus, kuris mokymus veda, ten asmenės konsultacijas teikia ir panašiai, bet kada tu dirbi kolektyve, kada tu negali, kaip sakyti, va taip spraktel pirštais išeiti, pasirinkti kažką padaryti yra daug sunkiau, tai va ten yra tokia, va to asmenybės kaip po savęs ugdymo sistema, kur tu jau turi įdėti daug darbo tokio, nes hierarchiniai sistemai yra labai sudėtinga kažką tais pakeisti, nes yra didžiulė struktūra ir kartais tu turi tiesiog klausyti nurodymų. O kada žmogus turi iš prigimties labai daug laisvės, parodo ilgas kaklas, labai daug kūrybos, išaiškingi skruostikauliai, rombo formos veidas, jisai atneša daug perfekcionizmo, daug tokio tikslumo, tobulumo siekio, tu visą laiką nori būti irgi tuo rodikliu kažkokiu, būti irgi pamatytam. Tai ta sąskaita, jinai kartais būna labai tokia sudėtinga, nes kainuoja daug būtent energijos, emocijų ir panašiai. Tai šitie tokie reikia tam laiko. Aš savo, kada prieš 4 metus jau, kada išeidinėjau iš samdomo darbo, aš praktiškai gerus metus, bet kovojau su savim, kiek aš laiko turiu tame būti. Veidas labai gražiai parodė, kad aš atsidūriau ties tokia minusinė riba, kur jau viskas, man kaip aplinka sako, kas tau yra, ar tu sergi. Nes kūnas jisai tiesiog labai atspindi tavo būseną. O kas konkrečiai buvo veide, matyti, kaip ką matė žmonės? Akis yra tas didžiausias sielos veidrodis, kur parodo va tavo ne tik tai, kad krypti, ką tu darai. Tu gali juoktis, gali sakyti, man viskas gerai, bet iš akių ateina ta banga ir energija, kur tu matai ten visos uždarytos žaliuzės, langinės ir ten yra nutikus tokia vidinė mirtis. Nešvyti. Nešviečia. Tai akis man yra tas, kur parodo labiausiai žmogaus, tikrai atspindi, koks jis yra, kiek jis iš tikrųjų nori duoti ir kame jisai gyvena. Tai va tas toksai, žinot, nuovargis kartais irgi jis yra fizinis, gali būti tiesiog tu neįsimiegoji, bet lėtinis jisai jau visiškai kitą bangą turi. Bet tu patampi tiesiog ir zilesnių žmogumi. Man būdavo tikrai, žinokit, aš labai emocionali ir rudakiai yra karštakošiai. Taip negali paimti tik rudos akių spalvos ir sakyti, o va tas ir šitas, tai jau jie tenais iš vis nevaldo emocijų. Jie prasproksta, bet labai greitai ir sudega, labai greitai vėl gali eiti tą gražų ryšį tokį. Bet kada tu esi nuovargyje tokiam nervuose, pergyvenime, kad reikia daug padaryti, terminai spaudžia, dar kažkas tai, bet šeima tai nedingsta niekur, vaikai tai niekur nedingsta. Rutina. O tu grįžti į tą rutiną, tokia visa, kaip žinote, kaip bambioški ir ten sproksinėjai namuose. Tai aš labai pajaučiau ant šeimos, ant santykio su sūnum, kokie aš darausi ir zilesnį ir jo tam tikra refleksija į mane irgi leido labai gražiai sustoti ir pamatyti. Tai žmogui staptelti šiek tiek tame bėgime yra labai sveika, visapusiškai. Ugne, o gal vis tik ne visada tas klientas yra problematinis, gal tai yra ir apie mūsų tą ribų nebrėžimą ir nemokėjimą pasakyti ne, apie kurį jau šiek tiek kalbėjome. Taip. Čia yra tas momentas, kad mes patys galime labai stipriai paaugti iš kiekvienos tos situacijos. Nes ne šiaip sau kreipiasi tas klientas galbūt, jisai, kaip aš sakau, mes kažkur iš tenai turime tų tokių mazgelių susitarimų ir tam tikri žmonės ateina į mūsų gyvenimą. Būna tokie, kur tiesiog praeina, žinot, kaip tu eini kažkur parduotuviai, mieste, gatvėje prasilenki, bet kada jau nutinka toksai trakšt, brakšt, kažkas, tai kažkokie giluminiai tokie dalykai, procesai, sandoriai galbūt, ar ne, ir jie nėra tokie smooth, kur nėra tos flow, nėra taip viskas paprastai. Tai tada jau irgi yra nauda pasižiūrėti, ko mane moko šitą situaciją. Nes visi šitie dalykai, ypatingai, kada, sakau, žmogus turi daugiau davimo, duoda labai O formos žandikaulis, duoda didelės akis labai daug, plonesnis žmogaus kaklas, jisai atneša tokio lankstumo,
naujose situacijose galbūt duoda tokį vidinį netikėjimą savim, nepasitikėjimą pirmam impulse tokiam. Šitie momentai leidžia pamatyti, ką aš galiu padaryti kitaip. Tai aš pati turiu tą komplektą tokį, kur mano kaklas yra plonas ir duoda tokią padidintą tą patį jautrumą, lankstumą, prisitaikymą. Bet aš turiu plačią veiksmo zoną. Tai yra nuo nosies apačios iki smakro. Apatinė veido dalis yra didžiausia ir duoda tą tokį nuvaryti, daryti, veikti, dinamiką atneša. Todėl man yra šiek tiek sudėtinga, kad kada yra kažkur tai nauja, tokio lyg tai baimė atsiranda, bet aš žinau savo atsakymą, kad mano prigimtis yra veikti ir padaryti. Ir aš savęs klausiu, noriu, davai daryk. O yra kažkur tai ateina, kur tu sudėtingiau pasižiūri, kad tu matai tą kitą stipresnį žmogų, kaip aš sakau, energetiškai, galbūt net struktūriškai, bet brandos prasme kažkokie. Ir šitoj vietoj ar reikia matuotis ir įtikti, bet tas, jeigu būsi automatiniai sistemai, tu tikrai nusileisi kažkaip tais ir prisiderinsi ir tik tai būsi tas, kur klauso, bet kada tu žinai tą prigimtį, aš žinau, kad nebūtinai aš turiu klausyti visų. Tai nereiškia, kad aš turiu tą žmogų irgi kažkaip tais žeisti, bet aš tada pasižiūriu, kaip aš galiu paaugti tame santykyje su juo. Tai turbūt reziumuojant šitą klausimą būtų galima pasakyti, kad tiek mes patys save ugdome susitikę nepatogius klientus ar ne, auginam, taip ir ta mano situacija, kad aš irgi turėjau turbūt per tą patirtį išmokti pasakyti, galbūt jau kitą kartą tikrai žinosiu ir jau žinau pasakyti ne, tas ribas brėžti ar ne, o gal kaip ir tu davei patarimą, tiesiog tikrai pradėti didesnės kainas sakyti, jeigu jau tokia paklausa ir galiu jau savo tai leisti, ar ne? Ir čia gali pamatyti, pasakydama ne tame procese, ar ne, nepasibaigė sutartis, sustabdėjai, nutraukiai, ar tu nuo to pasidarai blogesnė? Ne. Ar tavo profesiniai įgūdžiai kažkokie nutrūko, sumažėjo? Ne, aš kaip tik sustiprėjau, jaučiaus, kad pasakiau, ne, vis tiek sustojau ir paklausiau savo vertybių, nes tai nebuvo tik apie charakterį, tai buvo paskui giliau pradėjus eiti ir apie neteisingumą iš žmogaus pusės, kad norėjo daryti ten neteisingai. Tai tų vertybinių dalykų, tokių giluminių, nepamatysi labai veide, kuo jisai paremtas gali būti tas pamatas. Čia jau išlys procese, čia ta intuicija gali būti, kad kažką tu matai, bet man būna tokio, žiūriu žmogų ir galvoju, lik vieną, lik kitą, kur tu negali taip uždėti, nurašyti. Aš niekad negaliu net savo morališkai neleidžiu klijuoti žmogui etiketės. Ir net tie patys veido bruožai, tu paimsi tas rudas akis, kitas tau pakomentuos, ir kas aš taip nedarau, taip nėra. Aišku, kad taip ne, nes yra komplektacija, yra visuma, yra patirtis, yra situacija, daug dalykų priklauso nuo to. Yra žmonių, kur gali sakyti, man nereikia net veido bruožų, aš viską žinau ir darau. Ir daryk. Tai yra tavo kelias, tai yra tavo pasirinkimas. Man taip yra paprasčiau, nes kad nenukristi, aš iš savęs duotybiškai esu labai tokia empatiška, kur aš užsidedu kito žmogaus nuotaiką, įkrentu į tą būseną kažkokią. Tai man šita sistema veidoskaitos padeda atskirti save nuo aplinkos, kad aš nuo to nepasidarau kažkokia keista, negera ir tas kitas žmogus nėra blogietis. Tu jį pamatai, kad jis eina iš tos labiau galbūt šešėlinės pusės, bet turi ir to šviesos, tik jie nesinaudoja. Tai gera tema už čia. Man dabar tokia irgi įžvalga dar atėjo, ypač kai kalbėjot, kad kažkaip tam tikri veido bruožai, rombas, lyg plonas kaklas rodo tą, kad hierarchijoje, tokiam kaip ir sunku būti kolektyve, nesunku prisitaikyti, taip pat galima daryti refleksiją ir apie klientus, ar ne, kad irgi galim, tarkim, turint tas teorinės žinias, pamatyti, kad oi, čia tas klientas toks ir toks galimai bus, tai sakom jam ne. Bet ar tikrai visą laiką reikia taip daryti, ar galbūt žmogus turi ir atsidurti tose nepatogiose situacijose, tam trakšt momente, kaip sakot, kad jisai pats ugdytųsi kaip asmenybė. Čia kaip jauti. Nėra taip, kad, žinot, specialiai eisiu, jaučiu vieną ir eisiu specialiai dabar daryti, kažkur tai kažką tais blogai. Gal yra neteisinga, taip žinot, tik pagal veido bruožus nurašyti tą žmogų arba įdėti kažkokią lentyną, jau su tuo tai nebendrausiu, o va šitie tai tokie, kaip čia ne parduotuvė, žinot, kad ateini šitie ekologiški produktai, o čia tai jau tiem, kas liko. Tai ir tas žmogus gali visą ko turėti ir per laiką tu gali pamatyti, kaip tenais išlenda kokie dalykai ir nuspręsti, ar būti ar nebūti.
iš veido tu gali atskirti, kokią liniją jisai labiau eina, kas pas jį yra stipru, kas pas jį gali būti šešėlį. Tai netgi, sakau, gal truputėlį ne į temą, bet vakar ta visa kova, šita kovos ringas man buvo taip įdomu žiūrėti, nes kovotų veidai buvo labai skirtingi, bet jeigu jūs pasižiūrėsite jų kaklus, jie tokie kaip kamienas, nes tu gali užsportuoti tą pasitikėjimą savim, nes tai yra santykinai psichologinis raumuo, bet fiziškai tu eini ir gali atidaryti tą savo tokie kovotojo energiją duris, kur tu nori. Bet bendravime, tokiam emociniam fone, brandoj, intelektualumas, išmintis, labai gražiai matėsi per jų trenerius, per tuo, žinot, kai tu žiūri ir stebi tą komunikaciją, kaip jie bendrauja su savo tuo kovotoju ar ne, kaip išraiška ateina bendra ir tu susidėlioji iš tikrųjų, koks žmogaus yra algoritmas. Bet jie yra visi kovotojai, jie visi yra ringe, taip ir gyvenime. Mes kiekvienas turime tą savotišką patirčių ringą ir vieną kartą vienas laimi, kitą kartą kitas. Ugne, bekalbant su tavim gimė toks klausimas ir apie rudas akis, užsiminė apskritai apie akis, apie tai, kad svarbiausias dalykas. Taip. Apie kitas akių spalvas nesu girdėjus, bet kodėl yra tas toks mitas, aš tikrai tikiu, kad čia yra mitas, kodėl sako, kad rudakiai būtent melagiai, o apie visas kitas akių spalvas nieko nėra sakoma. Ir tai iš tikrųjų toks yra uždėtas, pamatai rudaką akį ir galvoji, tai jisai kažkaip bus melagis ar nebus melagis, žinai, tokia... Aš Ieva, turiu net pati juokauju, kai vedu mokymus, aš šitą klausimą užduodu irgi dalyviams. Sakau, ar rudakiai melagiai? Sakau, aišku, kad ne, nes aš pati rudas akis turiu, tai aš negaliu meluoti. Bet tai yra tokia paslapties spalva, jinai vis tiek uždeda, tokia yra stipruma pa žmogų ateina, nes tai yra irgi energija. Žaliakiai, kaip pavyzdys, jie turi natūralią tokią prigimtinę energiją, kaip dovana netgi. Laikoma, kad jie gali gydyti rankomis. Yra stipresnė tiesiog dovana. Žaliakiai. Tai žaliai. Viskas pagimdysi trečią vaiką. Tai čia, žinot, nėra taip, kad kas neturi žalių akių, negali dirbti kažkokio darbo, kas susiję tenai su kineziterapija ar dar kažko, taip nėra, bet aš, pavyzdžiui, tikrai pasižiūriu, eidama pas kažkokį žmogų, kas dirba su kūno procedūrom, kokios spalvos akys. Ir esu atsirinku žaliakę moterį, kuri tikrai turi Dievo dovaną. Bet tikrai esu turėjus ir kitų paslaugos teikėjų, kur nueinu, pabandau ir jie lygiai taip pat turi tų dovanų, bet energetiškai galbūt kitokių. Tai rudakiai jie yra tiesiog labai tokie ir kūrybiški, ir impulsyvūs žmonės, turintys tokią galbūt paslaptį, bet kad jie melagiai būtų, kiti veido bruožai turi duotybę melagystei, tiesos nutylėjimui, bet aš jų viešai taip niekada nededu, nežinot, pamatai ir tu gali žmogui sakyti, aha, va šitas, tai jau tenais turi kažką tai tokio. Bet nuo situacijos priklauso. Žinot, kiekvienam iššokso, jeigu tu buvai auginamas visada, kad tenais, taip sakyk, to nesakyk, ten mamai vieną sakyk, tėčiui kitą, tai tas vaikas tikrai turės tą prigimties pažeidimą, jisai tiesiog bus išmokęs, įprotytas, gausis įgytą savybę, kuris bus linkęs tą tiesą kažkur nutylėti, o išeiti taip, kaip jam yra patogu. Tai verslo savininkai geriau nesirinkti pagal spalvą akių, tikrai kad šitas paslaugų tikėjas rudakis, nepirksiu šio paslaugų. Tikrai ne. Ir verslo, būtent paslaugų tiekėjui, kaip atrasti tą savo tokį klientą, tai aš visada, kaip sakau, aš žiūriu ir rekomendacijas, žiūriu ir atsiliepimus, nežiūriu vien tik tais, kad šitas toks veidas, tai aš jau su šitu kažkur tais dirbsiu. Kartais net nutinka taip, man yra, kad aš gavau rekomendacijas ir nemačiau to žmogaus veido, nes jisai tiesiog nėra šiais laikais socialiniai medijų ir panašiai. Ir kai aš nuvažiavau, aš galvoju, tikrai būčiau nejus, nes nebuvo taip, kaip, man sinkrono tiek nebuvo. Bet tai negaliu sakyti, kad buvo bloga patirtis. Jinai buvo įdomi, tik tai, kad jinai, man keista tokį asmeninį įspūdį suteikti. Tai tie socialiniai tinklai duoda, reiškia, gerų dalykų pažinti žmogų, ar ne, per atstumą matant jo ir veido bruožus ir elgseną. Tik labai svarbu jau atsiskirti, žinot, nes sakau, yra taip, kad mes turim pozą, kada mes rodom save viešumai, nes yra mūsų keli tie veidai. Čia yra labai graži tokia japonų patarlė, kuris sako, žmogus turi 3 veidus. Vieną jis įrodo viešumai, antrą rodo savo artimai aplinkai ir draugams, o trečią nerodo niekam, to tikrojo.
Tai va tas tikrasis yra mūsų, kuris ateina to vidaus atspindys. Tai čia gali labai pamatyti tą gilumą, todėl aš kartais, yra kažkokia, nežinau, šventė ar dar kažkas ir šventės metu ten kviečia asmeniai konsultacijai. Aš neinu, nes man tai yra subtilu ir tai nėra toksai, kad fan dalykas. Edukacija vidoskaitos turėti šventį. Tikrai galima labai fainai laiką praleisti. Bet aš tokia mėgstanti lysti šiek tiek giliau, aptarti žmogaus tą tokį augimo visą patirtį, istoriją kažkokią, kaip jam geriau pasirinkti, kur geriau eiti kažkur. Komandai, kolektyve tu gali suprasti, kuriam žmogui ką geriau duoti daryti. Ar jisai tas yra detalus tikslus, ar jisai yra tas, kur reikia kūrybinės laisvės, kur reikia tokio iš savęs leidimo padaryti tokį procesą ir rezultatą. O kitam labai tinka duoti 1, 2, 3 ir jisai jam tinka 5 valandą uždaryti duris. Tai čia, žinot, kada šiek tiek truputėlį žmogus eina iš tokio noro, jisai daug ką gali pasiekti, nes disciplina ir ta atsakomybė prieš save yra didžiausias tas vardiklis, kuris įgalina žmogų padaryti pokytį, pakeisti net save. Nes veidas keičiasi ir jisai keičiasi, kada tu keiti save ir kada tu kartais įkalini kažkokiuose situacijose. Ir vėlgi mes turbūt galime iš savo lyderio paversti kaip ir despotų lyderių arba talentingų vedlių lyderių. Tai čia turbūt tie bruožai, kaip sako, čia nurodo valdingas ir iškart kažkaip su neigiamybė. Valdingas, tai čia jau bloga savybė. Mūsų čia yra kažkokia. Bet iš tiesų tai nebūtinai bloga, ne? Bet būtent, Ieva, aš visada ir sakau, nes, žinot, platus žandikaulis parodo žmogaus valdingumą. Tai ar čia bloga savybė? Daugelis pasakytų, kad taip. Taip, o man tai yra grožis už tai, kad tu gali daug pasiekti, daug padaryti, tu turi tą natūralumą ateiti ir padaryti tvarką. Bet kada vaikas klasiai turi jau tą platesnį žandikaulį, ar jis yra patogus vaikas, kur turi savo nuomonę, aiškina visiems, kaip sakyti, suderiguoja ir paskui namie tenai skandalą kelia, nedarysiu, nevalgysiu. Tai aišku, tėvai yra visada aukščiau. Bet tas ryšys, leidimas vaikui šiek tiek būti toj vadovo pozicijoje, jisai ugdo jo prigimtinės savybės. Bet kada tu labai nuo mažumės vaiką ugdai sąmoningai, tai tu jau išugdai šiek tiek tokią natūralią asmenybę, savo asmeninio gyvenimo lyderį. Ir ar patogus toks žmogus sistemai, kur jisai neis galbūt su ta banga tokia, kur visi daro taip, kaip pasako. Jisai turės savo nuomonę, jisai turės savo išraišką. Tai čia, žinot, tie sąmoningi žmonės, jie nėra patogus sistemai. Bet pačiam kaip asmenybei, eiti sąmoningumo keliu, atskirti savo prigimtį, matyti aplinką ir rinktis, man čia yra vertybė ir tas grožis, kur tu labai gražiai gali išsiskleisti. Tai aš gal norėčiau tokius akcentus uždėti ir ar aš teisingai supratau. Ir kaip ir suprantu, dėl to galbūt ir jūs šitą poziciją renkatės, kaip minėjot, kad nenorit eiti į šventes ir analizuoti ten nuotakos, ar ne, teisingai supratau. Tai, kad tie veido bruožai, jie parodo tam tikrus galbūt asmenybės momentus, bet tai nėra kažkoks etiketė visam gyvenimui arba kažkoks kryžius, kurį reikia dabar nešti, nes beje, tarp mano vyras irgi yra rudakis ir tikrai nepasakyčiau, kad jis karštakošis, galbūt yra buvę situacijų, bet jam reikia, jis turi turbūt kitas kažkoks veido bruožas, rodo jo kantrybę labai didelę, tai jam reikia labai pripildyti, kad jisai užsikarštakošiškas pasidarytų. Tai vat, puikiai iliustruoja tai, ką noriu pasakyti, kad jie neuždeda tos etiketės ar to kryžiaus. Tikrai. Ir kad mes viską galim keisti savo sąmoningumu. Absoliutiškai, žinokit, man čia yra, sakau, toksai, ir pačios mano asmeninė gyvenimo patirtis, jinai parodo, kad tu labai gali gražiai save atrasti, būtent tam sąmoningumo tokiam spektre, nes būti tik tais eiti tas blogas, tas geras, tas anoks, tas šioks, ar tai yra gyvenimas? Labai lengva tai daryti, labai lengva. Tai gilis, ir kitą sukritikuoti labai lengva yra, bet tam atlaikyti tą kritiką tokią. Bet čia yra tas menas toksai pasirinkti, kaip reaguoti, ar susimažinti. Tikrai nėra taip, kad tenais išjungsi taip emocijas ir sakysi, tegu šneka, ką nori apie mane, tu pajauti vis tiek šitus dalykus. Bet, kaip sakėt, kad užspausti, nuryti, vyras gal rudakis, bet jisai nėra tas, kaip sakyti, burbuliuojantis, kur taškosi, tai labai dažnai žmonės turės siauresnės lūpas, mažesnės akis ir jie turi tą užlaikymą emocijų. Tai nėra jam pačiam galbūt sveika tą daryti, nes tu prisisloksniuoji.
o kūnas mena viską. Jisai praeis kažkiek laiko, bet, kaip sakot, prisipildys taurę ir šauna. Tai čia reikia tą žmogų priimti, nekeisti, kad kalbėk dabar ir ten tampytų žankovės parėjus, kaip ten sekėsi darbė, ko tu nešneki. Jam reikia duoti laiko, kad nurimtų, kad jisai atsikvėptų, bet tartis ir santykiuose, partnerystėj, kaip aš sakau, nėra geriausio recepto ir ingrediento, kaip kalbėtis vienas su kitu. Tai nesvarbu, kokie tavo veido bruožai yra. Ar poros gali, negali kartu gyventi, yra retenybė, kada tenais labai bus sunku, bet kada yra ta meilė pagrindas, jinai tikrai horizontus praplečia. Bet svarbu juos eiti kartu, tą pačią tokia kryptim. Tai čia turbūt taip pat ir su tais klientais, grįžtant prie klientų temos. Norėjau sakyti, dar norėtųsi klausti ir aš jau ir dar tų klausimų prieki, bet vis tiek rezimuoti laikas į pabaigą keliauja. Tai iš tiesų susidariau tokį įspūdį, kad tai tiek savarankiškai dirbantis žmonės ar ne, turintys savo verslų savininkai, jie iš tos pusės yra paslaugų teikėjai arba pardavinėja prekes, paslaugas, susiduria su tais nepatogiais klientais. Bet gal mes patys kaip klientai kažką esam, kaip ar ne, jau toj pozicijai nepardavėjai arba nepaslaugų teikėjai kaip klientas nueinam, irgi nepatogus būnam. Tai va turbūt, ką iš tavo pasakojimo supratau, ne, kad mes turbūt vis tiek vieni kitiem pamokas dalyjam, ar ne, ir va tas ribas mokomės brėžti, įsitikinimai vėl, ar ne, griūna kažkur pasitikėjimas pasakyti nekyla, ar teisingai supratau ir va tą žinutę ištransliuoti. Tikrai labai graži tavo tokia, kaip sakyti, išsinešimo dėžutė, va tam ir klausytojui, ir tam verslo turėtojui, kad nėra kažko, kad čia blogai, kodėl taip su manim elgiasi, kodėl jisai toks yra. Labai gražu yra atsitraukti tokiuose situacijose ir pasižiūrėti, ką aš iš to galiu išmokti, ko mane tai moko, kaip šnekėjom, gal ribą nubrėžti, gal ir, kad ir kaip būtų nepatogu, bet išeiti per tą ne, kad tai nėra mano klientas. Aišku, yra tam tikros sutartys, dar kažkas, kur tu turi atlikti pareigas, užduotis ir funkcijas tam tikras, bet visada nenueiti į tokią, kaip aš sakau, į pogrindį, kur jau nutinka toksai apsižodžiavimai, kumščiai, ta negraži tokia energija. O šitie dalykai, bet jie ir reikalauja to sąmoningumo tokio. Kiti tikrai tu sutiksi, kad tave apšnekės, sukritikuos, blogų rekomendacijų prirašys, atsiliepimų blogų. Tai vienas tas šaukštas kartais tikrai tą skonį pakeičia ir tu gali įkristi į tokią savikritiką, kad gal su manim iš tiesų kažkas yra negerai. Bet labai dažnai žmogus lengviau nuryja, gal netinka žodis lengviau, bet greičiau nuryja tą skaudų šaukštą ir ten ilgiau su juo būna ir nemato tų 10-15 gražių atsiliepimų. Tai va čia ir yra, kad atsitrauki ir tu stengi žiūrėti apie tai, kur tu esi geras ir kad tai buvo pamoka, nedirbti, nedaryti ir kažką ateityje padaryti kitaip. Tai, bet aš labai daug šneku, nes mano tokios datybės. Paskutinis turbūt klausimas, kuris žiūrovam bus labai labai įdomus. Ugne, ar tu iš praktikos, gal žinai, ar teko domėtis, o gal ir pati susidūrei, ar verslo savininkai, ar šiaip žinomi žmonės, žinomesni, tie žmonės, kurie, sakykime, ir pajamas generuoja didelės, ar jie turi savo asmeninius veidoskaitininkus, astrologus ir ar tai jiems atneša tą gausą didesnę? Bet dar toks pabaigai. Pabaigai tai tikrai desertas, ta vyšnė tokia javutė. Žinai, kaip pasakysiu, apie šitus dalykus nelinkę dideli žmonės kalbėti viešai. Tai nėra kažkoksai mokslų pagrįstas, prirašytas straipsnių, kur tu gali tenais iš Web of Science įsitraukti ir turėti, kad va šitaip yra pasakyta. Ar jie tai daro? Tikiu, kad dalis daro, dalis žiūri labai tai skeptiškai ir čia nuo žmogaus priklauso. Nes aš tikrai esu turėjusi, dirbusi, teikus konsultacijas ir komandom, ir dideliem verslam, ir žinomom įmonėm. Ir labai pamatai per tos įmonės vadovą, kokios jisai bangos žmogus yra. Ir kad jisai būtent per tuos nestandartinius dalykus jisai bando sujungti savo komandą, atnešti kartais tokią kitokią edukaciją. Tai šitie dalykai ugdo save asmeniškai, ugdo kaip komanda ir tu tada žiūri į tą savo kolegą visiškai kitom akim. Tai
Čia labai geras klausimas yra ir aš žinokit, tikrai tikiu, kad yra tų dalykų, kur nenori eiti net į viešumą, bet aš žinau, kad ir paslaugas perka, ir Tai patys tai daro. Taip, nes daro, tikrai verslai daro, tai bet nesigarsina labai. Ir su tom viskas yra gerai. Taip, nes čia iš dalies tu atskleidi savo strategiją verslo, kodėl tu tokio gausoji gal gyveni? Galbūt kažkas ir stigmatizuoja dar šitus dalykus, tai Visiškai. turbūt tiesiog nenori dalintis ir Tai panašiai. Ugne, rezimuojant, kaip apibendrintum ir kaip padrasintum tą verslo savininką, nebijoti ir tų nepatogių galbūt klientų, bet iš tavęs noris dar paskutinio sakinio mūsų gražiai šitai diskusijai. Tai paskutinė žinutė verslo savininkam, paslaugų teikėjam būtų dėl tų klientų pasirinkimo. Aš vis tik būčiau linkusi atsakyti, kad klausyti savo vidaus, ar rezonuoja, ar tinka. Jeigu pirmas impulsas būna, kad noriu, tinka, stebėti, žiūrėti į tą žmogų, kaip viskas vyksta, bet jeigu jau viduje būna labai taip akmenuota ir yra toksai didžiulis ne, leisti savo tai padaryti, nes tas nepasakymas, jisai irgi paaugina tą verslą, nes aš turiu tokį net požiūrį, kad jeigu kažkam pasakai ne, jeigu jautiesi labai nepatogiai, bet nujauti, kad tai nėra tavo, vadinasi, visata tau yra patiekusi dar didesnę, kaip pasakyti, meniu, iš kurio tu galėsi pasirinkti. Tai čia yra, kada tu žiūri per tą teigiamą požiūrį, tu visada ir pritrauki. Ką tu skleidi, kokią energiją, kaip sako, tas pas tave ir ateina. Tai aš su tuo ir pabaigčiau gal, kad pradėkim nuo savęs. Ne kitą kritikuoti, bet šiek tiek kitom akim ir save atsigręžti. Puikiai, ačiū labai, Ugne, ačiū, kad atvykote. Taip. Ir norime taip pat dar jums įteikti mūsų partnerių, Taip, draugų Biswift dovanas. taip, tiems, kurie nebijo klysti, mūsų šūkis yra tinklalaidės. Tai labai Ugne, ačiū, ačiū, kad merginos. atvykai. Dovanas labai tikrai niekas.